Alimentai. Kada galima juos prisiteisti ir koks jų yra dydis? Alimentai, paprastai kalbant, tai yra išlaikymas skiriamas nepilnamečiams vaikams. Jeigu sutuoktiniai nusprendžia gyventi skyrium, tai tas sutuoktinis, kuris išeina gyventi atskirai, privalo teikti išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams. Pasitaiko situacijų, kai tiesiog šalis net ir nenutraukia santuokos, tiesiog nebegyvena kartu. Tokiu atveju reikia pažymėti, kad vis tiek tas sutuoktinis turi teikti išlaikymą. Jeigu to nėra, tokiu atveju asmuo, likusi, sakykime, mama su vaiku, teikia ieškinį dėl santuokos nutraukimo, prašo priteisti tam tikrą išlaikymą vaikui ir taip pat jinai gali pareikalauti išlaikymo įsiskolinimo, kuris negali būti už ilgesnį nei 3 metų laikotarpį. Atsitinka taip, kad kyla klausimų, koks tas išlaikymas ir nuo ko jisai priklauso. Bendrai taisyklė praktikoje yra ta, kad vaiko išlaikymas negali būti mažesnis negu pusė minimalios algos. Šiai dienai pusė minimali alga į rankas yra 633 eurai, kas reiškia, kad išlaikymo dydis, kuris galėtų būti priteisiamas iš kito tėvo, turėtų būti ne mažesnis nei apie 317 eurų. Tai dažniausiai teismai vadovaujasi šią taisyklę ir vertina, kad tai yra vaiko su tokia suma gali būti patenkinti minimalūs būtiniai vaiko poreikiai. Tačiau gali būti priteisiama didesnė ar mažesnė suma atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį bei pajamas. Turtinė padėtis tai apima nekilnojamo turto registruotas transporto priemonės, o pajamos tai yra vertinimas kiekvieno iš sutuoktinių gaunamas pajamas, yra darbas, užmokestis, pašalpos ir kitos pajamos. Teismas viską sudeda į bendrą balansą ir žiūri, ar tas išlaikymo dydis gali būti skiriamas mažesnis ar didesnis. Jeigu kitas asmuo nemoka tų pinigų, tarkim, yra priteista teismo sprendimu tam tikras išlaikymas, bet kita šalis vis tiek nemoka, tokiu atveju motina gali kreiptis į vaikų išlaikymo garantinį fondą, pateikiant prašymą sodrai ir tokiu atveju tai mamai yra mokama tam tikrą pinigų sumą. Berods 2023 metais ta suma siekia apie 88 eurus. Ir tada ta suma, kuri išmokėta iš vaikų garantinio fondo, tuomet įsiieškoma iš skyrium gyvenančių tėvo ar motinos. Gali būti taip, kad tėvas ar motina atsisako vykdyti teismo sprendimą ir nemoka alimentų. Reikia pažymėti, kad netgi tokiu atveju gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Taigi dažniausiai gali būti ir taikoma tokia priemonė, jog parašius pareiškimą policija pradeda ikiteisminį tyrimą ir tokiu atveju suranda tą tėvą motiną ir priverčia jį sumokėti susidariusį įsiskolinimą. Taigi, bet kuriuo atveju, jeigu jūsų sutuoktinis, netgi jeigu jūs nesate nutraukę santuokos, nemoka vaiko išlaikymo, jūs turite teisę ir pareigą kreiptis tada į teismą ir reikalauti, kad būtų priteistas išlaikymas jūsų nepilnamečiam vaikui.